didžiąsias darbo mases. Operatyvinės priemonės siekiant likviduoti banditizmą, derinti su smarkiu puolimu prieš fašiją ir aktyvesniu masiniu politiniu darbu tarp gyventojų. Antras. Nerimas gaubė mūsų veidus, vėl laukiant žiaurios tikrovės. Nerimo pilna troba, nerimo pilnas oras. Kas ten? Dingstam! Pagaliau įvyko tai, kas prieš mūsų valią turėjo įvykti. Rytų siaubas grįžo mūsų kraštan. Обалденно, матушка! А где? Где Юргis? Labas rytas, mamytė, nesibaimė. Pakeliui, Vasilioką susitikom. Dovanų Juozui atvežė. Степан. Отблагодарить хочу! Я на фронт записался! Если Погранвойска! Дай, думаю, заеду. Ну, даст ли Бог еще когда свидится. Уговорил старшину. Степан, я тут жил! Я здесь от немцев прятался! Jis labai dėkoja, kad buvai priglaudusi. Георгий, sveiki gyvas. Ну, как я? Оп! Здорово. Vasilijus, geras vaikis. A, kas čia per svečiai, a? Ёлы. Спасибо. Ну, давай, давай, Степан, давай. Nu tai ko nežentas, a? Вот что, Юргий, написал я для тебя справку, что твоя семья спасла меня от фашистов. Советская власть будет в Литве, трудно будет. Время такое. Пригодится. Поверь ты мне. Женока сыра, тарибу вальджа. Поверь ты мне, ой, поверь. На. Нам пора ехать, Василек. Да, Степан? Так. Держи, пригодится. Вона, ты жди меня! Фрица с Мучем свататься приеду! Смотри! Parvežiau neblogų žinių. Universitetas atidaromas. Maržiukas dabar ten ūkio skyriaus vadas. Kviečia dirbti. Važiuosim? Pasirinkimo nėra. Kausime. Машина! Įsitvirtinusius Kalniškės miško aukštumoje partizanus puolė 10-eriopai didesnis NKVD-istų pajėgos, žygiavusios iš Simno. Kautynės virė kelias valandas, bolševikams bandant įsibrauti partizanų pozicijas.
80 partizanų vadovaujami lakūnų per kelias valandas sunaikino su viršum 400 NKVDistų. Tik baigdami amuniciją, partizanai iš gynimuose perėjo į veržlų puolimą ir paskutinėmis šovinių saujomis įsiveržė į laisvę. Miško kalnagūbryje amžiams liko ilsėtis dalinio vadas lakūnas, jo žmona Pušelė ir didesnioji kovotojų dalis. Садитесь, товарищи офицеры. Слово имеет генерал-майор Круглов. Политбюро, лично товарищ Сталин и Берия очень недовольны тем, что достигнуто здесь, в Литве. Где 200 тысяч литовских солдат, которых обещал товарищ Снечкус? Почему не подготовлен товарищ Бартащунас план выселения? Хватит. Я передаю конкретный приказ товарища Сталина и Берии. Советская власть в Литве должна быть внедрена любыми средствами и в кратчайший срок. До 1 января. Приказываю не жалеть усилий и денег, чтобы найти бандитское руководство и их база, а также пособников, и уничтожить. Хватит этой жалости. Если во время прочесывания кто-то попытается бежать даже без оружия, в того стрелять без разбирательства. Если он войдет в дом или в деревню, то такой дом, хозяйство или деревню считать бандитским гнездом и спалить дотла. Быстрее! Быстрее сюда в дом! Давай, Францов, войска! Tai kur mūsų tėvelis, a? Nėra čia. Žinau, kur mūsų tėvelis. Mažutės mano. Mažutės mano. Eisim ieškoti. Твой меня!
Kur? Tikrai. Kur neišgirdau? Luina. Stovėt. Mažytis. Paleiskite mane. Luina po šiaudais. Vaiką paleiskite. Mažutis. Po kelionės į Kauno universitetą mudu su Antanu galutinai nusprendėm nesimaišyti po savo tėviškės apylinkės, nes areštai ir provincijoje kaskart dažnėjo. Antanas numatė savo pavojų, kai buvęs studentų atstovybės narys, o aš, kai buvęs 41 metų sovietų politinis kalinys. Aš, Juozas Lukša-Vytis, prisiekiu visagalio Dievo akivaizdoje, vardan brolių kritusių už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, uoliai dirbti nepriklausomos Lietuvos atkūrimo darbą, negailėdamas nei jėgų, nei gyvybės, vykdyti visus vadovybės įsakymus, nesidėti su priešu. Man yra žinoma, kad už šios priesaikos sulaužymą būsiu nubaustas mirties bausme. Tai, ką pasižadu, tegul Dievas laikytis man padeda. Sveikinam. Ačiū. Sveikinam. Ačiū. Ačiū. Laisvė žvalgo naujam redaktoriui Juozui Lukšai. Reikėtų atitinkamai surašyti laikraštyje mūsų atsakymus dėl sovietinės rinkimų komedijos, Bartašiūno taip vadinamos amnestijos. Dėl amnestijos iškart sakau. Atsisakome legalizuotis, kol bus įvykdyti visi mūsų reikalavimai. Grąžinti iš Sibiro ir kitų sričių į katorgą ištremtus lietuvius. Paleisti visus politinius kalinius. Iš Raudonosios armijos paleisti visus lietuvius, ne bolševikus. Atstatyti laisvą, be fašizmo ir komunizmo demokratiją.
pasibelstų į langą. Да не ловкий, блядь! Сумой, блядь! Kur Jurgis? Čia. Kur Jurgis? O čia kam? Banditam? Judoš. Что parodysiu judoš. Тихо! Спокойно, товарищ Давидонец. Ясно. Садитесь, товарищ капитан. Сесть! Да посади-то! O dabar mes pasėdėsim ir palauksim, kol tavo Jurgis sugrįž. Не тяни! Не кажусь, блядь! Не бойся! А что порадуйся, башмастер? Эй, Лаук, курва, грызся, Сесть, вы! Ir tu motin sėst. Negražu melodija, Lukša. Sastalinas! Išgersim. Космосы, блядь. Apgailestauju. Prieš reikėjo ne daktaro, o kunigo. Bet punktas atrodo siaubingai. Tik vienijimusi atveju mes galėsime gauti ginklų ir vaistų. Pasiklausysim svečių. Esmė aukštaičių partizanų įgaliotinis. Erelis. Susipažinkit. Kardas. Mažytis. Kurtas. Daug žadantį tarptautinį politiką būtinai reikalauja visos Lietuvos partizanų susijungimo ir vieningumo. Rytų ir Šiaurės Aukštaitijos partizanų vadovybės yra susijungusios į vieną aukštaičių partizanų štabą ir veikia be ideologinių ir tikybinių skirtumų. Tuo tarpu Tauro ir aukštaičių bendradarbiavimas apsiriboja vien tik smulka vienų kitiems pagalba. Viešpatie mieliausias. Sveikas. Mums reikia susijungti. Yra sudaryti bendrą atvykę du vadovybę. lietuviai, Apgalvoti pogrindininkai iš bendrą- vakarų. Bendrą strategiją ir taktiką. Gal reikėtų pranešti apygardos vadui? Tik ne prie svečio. Mykolas Jonas įsakė laikytis įprastinio saugumo ir per daug neatskleisti savo kortų. Tad jau šią vasarą bolševikai rengėsi gali griebtis prieš mūsų tautą kraštutinių priešų. Gražiai kalba. O kuo Kaip kunigas, mes? viešpatė dažnai Atsakysim. kartoja. Aš klausiu savęs ir jūsų. Svečio iš Vilniaus siūloma kovos strategija Pietų Lietuvoje jau vykdoma. Čia jokia naujiena. Gerai. Supažindinsim svečią iš Vilniaus su Pietų Lietuvos partizanų vadų deklaracija. Nutarta. Užmegzti glaudų ryšį tarp abiejų šalių,
kurti bendrą vadovybę ir abiem pusėms susisiekti su Žemaitija dėl vienijimus. Į aikštę. Greitai, greitai, greitai. Greičiau, greičiau, greičiau. Можете, Островинска! Да! Отпусти стерня! Да! 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 Затем! Молчать! Ну что ж вы делаете? Ну нельзя же, это же не по-человечески, Господи. Да знаю я, что мы заплатим мы за это, Господи. Детьми своими заплатим. Что же это делается с нами, Боже мой? Ir atminkite, kad tų, kurie yra bandoje, ir tų, kurie juos remia, laukia toks pats likimas! Karda žuvo ir Laimutė, ir... Kas dar žuvo? Pats Kazimieraitis. Palikit viltį, čia įeinantieji. Būtautas. Žaliukas, geležinio vilko rinktinės vadas. Suprantu. Kazimieraitis, Mykolas Jonas buvo tokios asmenybės. Vyrai. Karas tarp sovietų ir alijantų. Gal bus tik po metų kitų. Aš siūlau nutraukti pasipriešinimą. Bent laikinai. Kuo daugiau ginkluotų dalyvių legalizuosis. Įstos į bolševikų partiją. O kodėlgi ne? Jeigu to pareikalaus pogrindis galų gale, tėvynė. Nesipykim, vyrai. Mes neturime įgaliojimų spręsti tokius klausimus. Kuo mes ne vadai, ką su vadų žūtimi žuvo ir partizaninis judėjimas? Vyrai, būkim protingi. Ne laipsnis ir ne titulas suteikia teisę spręsti, o Lietuvos žmonių kančios verčia mus prisimti tą didžiulę atsakomybę.
Mes privalom sušaukti vadų pasitarimą jau rudenį. Juolab, kad laikas ir šiuolaikinė politinė situacija nekovojančio Lietuvo pusėje, okupanto ir Europoje plintančio bolševizmo pusėje. Tai gal mes dabar galime aptarti ryšius vietoje ir su vakarais? O ką, jūs turite šriftus, temp, koordinates, tinklelius? Taip, turime. Už viską širdingai dėkojame. Sudė. Sudė, ačiū. Matėte, mes turime ir radio aparatūrą. Beje, šifrogramas ir fotomikrojuostas mes įdėjome į butelį paslėpėme šitoje sodyboje. Tam atveju, jeigu žūčiau. O kur jie, žinote? Ne, žino Daumantas ir Žaliukas. Protinga. Jūs turite važiuoti kartu su manimi į Vilnių. Aš jums garantuoju. Legalizacija, apsauga. Aš pažįstu savo brolį nuo mažumės. Jis perėsina 2 kartus. Ar tai nieko nereiškia? O tas barzdotas boba, nepagalvojo, kodėl jis tiek daug gali? Mes per mažai pradėjom galėti. Pirmoji konspiracijos taisyklė – nieko nepasitikėt. Aš rizikuoju. Labą dieną. Labą dieną. Satau už pasitikėjimą. Lipai! Bėgam! Į bunkerį! Greičiau, greičiau. Imam. Так, быстро, Антон! Что стоишь? Сюда ко мне! Правильно! Так, бутылочка должна быть здесь! Лейтенант, ко мне! Прочесывай зад! Так, больше ведер! Всю воду вон из колодца! Зад прочесывай! Убрать сено, чертовы бабушки! Разделай ведро быстро. И не на меня смотри, ты на там камнем тыкай! Подожди ты ее! Лазиска! Лазиска! Аляйский! Аляйский! Гаршиска! Старшина! Ко мне! Говорил долго. Товарищ капитан, все готово.
Так, старуху и бабу в машину, в кузов и ко мне на допрос. Есть, капитан. Быстро, быстро! Keisti sutapimai. Po svečių arba košimai, arba vadų mirtis. Aš ir pas savęs klausiu. Sveikinu. Į Vilnių keliausit su visa radio manta. Ačiū labai jums, ponė. Žadu, garantuoju visišką saugumą ir pažadu jums evakuoti jūs į Švediją. Su užduotimis, kurios jūs įsaugos ir duos naudos Lietuvos ateičiai. Aš ir čia turiu darbą. Taip, tai gražu, bet nenaudinga. Su jūsų tarptautinė darbo patirtimi šiomis sąlygomis jūs neduosite jokios naudos bendrai kovai ir liksite užmirštas. Lėkti į 10. Lašyti į 10. Vyriausias išginkluotojų pajėgų štabas turi būti kaip povandeninis laivas, kuris iškils reikalų esant. Per Deksnių kanalus galima išsikviesti į Gdanską Krupavičių arba Ambrazevičių, mūsų ideologus, o gal net ir į Lietuvą. Karinių kadrų patirtis nepakenktų. Žinoma, būtų gerai. Bet ar jiems neatsitiktų taip pat kaip generolui Kubiliūnui, kai jis buvo suimtas rusų Berlyne? Viešpatie mieliausias. Tai jeigu bijai vilko, tai neik į mišką. Vadinasi, nuspręsta. Vadų suvažiavimas sausio 18 dieną. Smulkius duomenis perduos Daumantas. Kiek vėliau, kai mes patikrinsim numatytas vietas. Mykolas Jonas, Kazimieraitis. Erelis tiksliai žinojo jų vietas. Paskutinė auka, ne Hektoro brolis. Kapelionas iš Maldininkų. Peslysis, o ne Erelis. Kur buvo tavo akis? Bauskit. Visi buvo kerėti. Iki suvažiavimo liko vos 10 dienų. Viskas paruošta. Nubaus tave suspėsim, bet ar spėsim perspėti žmonės? Aš turiu planą. Kaip slošti su kagibistais jų pačių kortomis. Sveikas. Sveikas, Stasy. Svarbu, kad patikėtų. Eime. Palauk, Stasy. Kas nutiko? Atvežiau adresus ir slaptažodžius. Nuoširdžiausi linkėjimai nuo žvejo. Ačiū. Gerai. Taip, pradėkim nuo Tauro apygardos. Zanavykų gatvė 10. Ryšininko slapyvardis. Nesuprantu, kam anksčiau priklausė tas namas. Atsakymas - tau ir priklausė. Dainavos. Dainavos apygardos vadai lauks ryšininko Seinų gatvėje. Slaptažodis. Žmona klausė, kada apmokės obligacijas. Atsakymas - po 30 metų. Taip ir bus. Kęstukėnai. Nepasakiau, Dariaus ir Girėno 18-ame turėsiu budėti aš pats. Ne.
Taip negalės būti. Tu turėsi aibę kitų reikalų. Tai iki greito. Laikom frontą. Laikas išnykti iš Vilniaus. Perspėjus apygardų vadus, erelis tampa nebepavojingas. Siūlau likviduoti išdaviką pavardę Markulis, kaip pirmąją išdavikų grandį. Judu su Mažyčiu pakviesite realiai susitikimą su Jonu Žemaičiu Vytautu, Lietuvos partizanų apygardos susijungimo klausimu. Suimsit, ištardysit ir paskelbsit partizanų karo lauko teismo nuosprendį. Разрешите войти? Войди. Я наплачу такого. Она ошеломлена. Да переигрывай. Ну? Рялись. Козел. Сука, блядь. Засветился? Что я теперь буду докладывать генералу Капралову? Вон отсюда! Нахуй, предатель! Куда? В жопу! В кунсткамеру! В кунсткамеру! Пусто, блядь. Nuo 1947 metų pasireiškia nauja bolševikinių provokacijų banga. Persirinksim vyrai, būsim savi, tada rugenikės pavarysim. Pagal NKVD majoro Sokolovo instrukcijas buvo sudaromas specialios smogikų provokatorių grupės, kurių užduotis buvo kompromituoti tikrųjų partizanų vardą. O! Sveiki, vyrai! Sveikas! Ateik čia. Šie provokatoriai persirengę partizanų uniformomis vykdė jų vardų akcijas, kurios pasėjo nepasitikėjimą ir įtarumą partizanų rėmėjų ir pačių partizanų tarpe. Sveiks, kaimynė. Iš toliau einam. Alkani kaip šunys laikom frontą. Gal sakau kokį kasnelį kirminui numarint, Tautaiša, o jūs kas tokie būsit? Nebijok, visi savi. Įkrėtėm bolševikam, dabar keičiam vietą. Tai kaip, priimsi? Eikit į daržinę, taisykitės ant šieno ir palaukit. Mes į trobą ir nesiprašom. Dėkui, kaimynė, tik tai šunį nutildyk. Jurgi, kelk, bėk! Tautaiša pardavė!
говоришь? Kuriozas! Koks Juozas? Paaiškinkit jam, koks Juozas? Prie sūnelio! Prie sūnelio! Bijokit Dievo. Aš senas žmogus, man jau nebeskauda. Bet žinokit, kad jūs vaikai šitaip tasys. Nepamokslauk, Lukša! Žiūrėk, ką mes tau parodysim. Iš karto atsiminsi, kur Juozas. Pažįsti? Pažįsti? Kur Juozas? Kur kitas sūnelis? Kur banditai? Jis jau su angelais kalbasi. Kurvas jūs, блядь! Амжинай персистенге! Долго возитесь? Поехали в город. Там разберемся. Šios dienos užsiėmimų tema sargybos būrių ir trečiai kopai. 1 valandą ginklo ardymas ir sudėjimas, 2 valandą rikiuotės pratimai. Labas. Juozo ieškau. Stasys žino. Labą dieną. Labą dieną. Juozo ieškau. Eime parodysiu. Kopa, išmėns į užsiėmimų vietas. Dėkiamas. Sveikas. Sveikas, žuvadargai. Norim vidu. Gerai. Ačiū. Sveikas gyvas? Sveikas. Eikit ilsėkis. Ačiū. Kaip gerai. Stasiai. Jurga nėra. Mama ir Vincą areštavo ir išvežė. Trečias atsitraukimui. Pasidengiam. Zamenė vaikų pasirūpinį.
Хвилинку, не мушколь. Учек. Слепись. Обукич. Стоп! Стоп! Гальц! Товарищ Капов. Чем могу помочь? Товарищу Капову. Нет, этот Лукша не Скирмантес. Товарищ Душанский, разберись и познакомь с санкциями. И познакомим, и ознакомим. Товарищ Каплан, займитесь. Šitą tamstą aš turiu supažindinti su kai kuriomis sankcijomis. Draugo Berijos įsakymų tardant banditizmu kaltinamus asmenys, tardymo sprendimų ir nuožiūrą, leidžiama naudoti fizinės poveikio priemonės. Šypsokis, Lukša. Šypsokis! Aš myliu savo mamą. Ir tu mylėk savo mamą. Mes ne kokie banditai. Kalbėsit, Lukša? Nu. Kalbėsi? Kur Skirmantas, ką? Kur Skirmantas, ką? Kur Saliukas? Suka! Kur Skirmantas? Kur Skirmantas? Tu girdi mane, kur Skirmantas, a? Kur Skirmantas, blėdž? Oi, Bernardai, karuzelei. Ai, 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 ai. Kur išjojot į Giružę? Ai, 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 ai. Oi, Bernardai. Ko išjojot? Dirnos! Turėkit dirnos!
pagalvokim, Juozai, Rimvydai, kas yra Jonas Deksnys Hektoras? Kas jis iš viso toksai? Markuliškojo Vlako ir užsienio delegatūros atstovaujančios mūsų rezistencijai steigėjas? Vlakas tai peilis į nugarą Vlikui, Krupavičiui, Ambrazevičiui. Reikia patiem, be jokių tarpininkų, susisiekti su visos Lietuvos išlaisvinimo komitetu. Jeigu nebus tiesioginio ryšio, apie jokią paramą iš vakarų net nesvajojim. Kaip dar aiškiau galima pasakyti? – 1948 metų žiemą pavyko prasiveržti pro geležinę uždangą, su pavojais keliaujant per Lenkiją iki Gdynės uosto. Keltų Drotningen Viktoriją pasiekėm Švediją. Vokietijos Prancūzijos pasienio punkte buvau sulaikytas. Tik ambasadoriaus Stasio Bačkio dėka pasiekėm Paryžių. Įtarus, visus mano dokumentus išstudijavo. Tai jis. Sveiki, pagaliau. Dar kartą ačiū. Jeigu ne jūs, būtų gražiai sovietam. Ko gero, avec les ours blancs, le français n'aurait pas beaucoup aidé. Sans aucun doute. Sveiki atvykę. Dėkuoju, kad pasitikot. Beje, jums laiškas nuo prelato Krupavičiaus. Keliaujam. Dokumentus? Jie Stokholme. Ten yra saugiau. Bet tu privalėjai juos įsiųsti adresatams. Užuot tai padaręs. Esamai tokiai politiniai situacijai, mano nuomonė, jie nėra tokie svarbus ir naudingi. Aš neklausiu tavo sušiktos nuomonės, o apie įsipareigojimų vykdymą. Atsiprašau. Paklausyk, tu cituoji Vlako leidžiamuose biuleteniuose Juozo atvežtą medžiagą su tendencingais komentarais. Tai viena. Antra, tos medžiagos atgabenimo faktą pateiki kaip Vlako nuopelną. Toks išdaviko Markulio nurodymas? Atsiprašau. Paklausyk, arba bendrų interesų vardan. Arba tu uždarai Vlaką, priežastį sugalvosi pats, esi gabus. Arba šioje konferencijoje mes pagarsinsim nešvankę Deksnio ir Markulio istoriją. Eime, dokumentus pristatysi artimiausiu metu. Įsijauskite į dalinio vado padėtį. Ką patart ir kaip paguost kiekvieną šeimą, kurią nueini perspėti, kad slėptųsi, nes rytoj veš. Ką daryti? Norėtųsi klysti ir netikėti girdint, kad pabėgėlių masė niekad negyvens kovojančios tautos nuotaikomis. Niekad nesiryš save aukoti tėvynės laisvėje kaip garbingos tautos nariai. Kad savo asmeninės gerovės jie neaukos bendram tautos labui. Turėdami Lietuvoje pilnai centralizuotą tiek aktyvę, tiek pasyvėją rezistenciją, faktinę krašto vyriausybę bei egzilinę vyriausybę Vliką, galėtų kilti tikroji jėgų konsolidacija mūsų išsilaisvinimo akcijoje. Tikiu, kad neatsakingų nei prieš krašto rezistenciją, nei prieš lietuvių tautą kelių asmenų ar nežymios politinės grupės veikla bus sustabdyta ir pavyks išvengti susiskaldimo bei dvivaldystės pavojaus.
Pikvlako ir jo užsienio delegatūros sustabdymo atveju laikysiu savo uždavinius atliktais. Atsiprašau. Snudau nejučiomis. Kviečiame į mūsų kompaniją kavos. Ačiū. Kavos. Ko bėgėsi į konferenciją? Vlako laidotuvės praėjo ramiai. Prašom. Ačiū. Ar yra kokių nors žinių? Taip. Rytoj susitikime su René, prancūzų žvalgybės. Kada? 9. Audrys Temsta palydės. Pagaryk. Šis tas konkretaus. Stasy kava. Paklausyk. Aš laikau konferencijos rezultatus dideliais vertais. Taip baigėsi tik todėl, kad dalyvavo Pašešupjų žmogus. Kas? Juozas. Įsitikino, kad Vlakas ne Lietuvoje gimė ir dabar jo Lietuvoje nėra. Reiktų poros žodžių. Aš turiu svečių. Nesutrukdysiu. Trumpai. Ar kokia nelaimė? Žadėjai atsiųsti Juozui dokumentus, kuriuos jis atnešė į vakarus. Jų niekas negavo. Kur jie? Aš jų ir nesiunčiau. Atiduok man, aš išsiųsiu. Jie beverčiai. Aš neįsivaizduoju, ką iš jų galima būtų įspausti. Mano galva... Tai tu galvok. Galvoti sveika, kol galva ant pečių. O tai, ką mudu su Juozuku čia atnešėme, mums ir atiduosi. Negąsdink. Aš protestuoju! Antraštė rytiniuose laikraščiuose. Vienišo imigranto savižudybė. Grąžinsi, ar ne? Aš nusileidžiu smurtui. Greičiau tavęs laukia mergina. Nieko netrūksta. Juokauti nepatiriu. Turiu siurprizą. Tikrai? Būkit pažįstami? Nijolė. Adomas Mickevičius. Kodėl ne Antanas Baranauskas? Nijolė, tau ko? Arbatos ar... Man ką nors stipresnio. Supratau? Palauk, aš juokauju. Tikrai nieko? Ne. O tau? Antanai Baranauskai. Trauktinės Anykščių šilelis? Atleiskite, kad aš tokia nerimta. Ar jau apsipratot Paryžiuje? Tenka. Skubat? Taip, man jau laikas eiti. Iki pasimatymų. O kaip trauktinė? Kitą kartą. Sudie. Iki. Iki pasimatymų.
Susipažinkite. Kaip sekasi kurti memorandumą jungtinėms tautoms? Julijonas Pluša. Kanauninkas Kapočius jau išvyko į Vatikaną. Tikisi gauti audienciją pas popiežių. Hektoras ruošiasi į Lietuvą, įkalbinėja Mažytį. Ir vėl su išgalvotais įgaliojimais. O pačiam norėčiau patart pasilikti. Kariškai kalbant, iš gyvo daugiau naudos. Kokia čia nauda? Jeigu tenai gal nei vieno gyvo nebeliks. Amerikiečiai žada padėti. Teks vykti į Kaufenbauerno mokyklą. Prancūzai vieni nieko neišgalė. Pavojaus ženklas. Bonjour. Jūs? Ką jūs čia veikėt? Dirbu. Prašau. Ačiū. Nemaniau, kad jūs sutiksiu. Kaip čia atsidūrėt? Baigiau medicinos fakultetą Innsbruke. Atvažiavau į Paryžių ieškoti darbo, nors kiek susieto su medicina. Per jūsų pažįstamą bačkį gavau. Rasit? Tai pažiūrėsim. Geras filmas. Oi, kokia Lena. O jūs, kaip suprantu, ruoštės atgal į Lietuvą? Iš ko jūs supratot? Pas mus pasitaiko ir daugiau žmonių su tokiais intimais. Jei pavyks. Ir kariausit? O kur jūsų šeima? Mama ir brolis Kaune, apie juos nieko nežinau. Vakaruose yra tik sesuo, bet toli nuo Paryžiaus. Vadinasi viena. Norėčiau susitikti su jumis. Reikia, kad jį pasirašytų Sąjūdžio vadovybė ir kuo greičiau persiųstų atgal Vlikui. Tai svarbu. Kai pasieksi Lietuvą, tuoj pat atsiskirk nuo Deksnio. Priežastį sugalvosi pats. Netikiu aš juo. Saugokis Markulio Pinklio. Ir pagal galimybės, kuo greičiau siųsk žinią. O tu kada? Jei nuo manęs priklausytų, kad ir rytoj. Sudie. Sudie. Sudie, Kazy. Sudie. Mano brangusis, esu be galo laiminga turėdama tavo meilę man tokią, kokią visuomet norėjau turėti. Argi gali pasaulyje būti kas gražesnė už tai?
Atrodo, esame įsimylėję. Darosi baisu pagalvojus, kad netolima ateitis privers mane užmiršti, jog esama žemėje laimės. Aš bijau, labai bijau. Aš ten keliu atgal negaliu. Būk geras, šnektelk su jūsų, labai prašau. Pakalbėti, žinoma, aš galiu ir pakalbėsiu. Mes visi tai jaučiame, ir prelatas, ir visi kiti vyrai. Kai mes pasakome, kad grįžti nebėra jokios prasmės, Juozui tai labai nepatinka. Bet aš tau pažadu, aš su juo pakalbėsiu. Tu mūsų pažindinai. Jonai, suprat, kaip man yra baisu žinoti, kad galiu prarasti juos. O mes dar net nesusitokėm. Girdžiu, suprantu tave ir atjaučiu. Nijolė, nurimk. Gal tik liūdna tavo nuotaika? Jeigu nuojauta. Kai tik su juo pakalbėsime, aš tau paskambinsiu. Paduokite vienas kitam rankas ir kartokite paskui mane santuokos priesaiką. Aš Juozas, imu tave, Nijolė, savo žmoną ir prisiekiu tave mylėti ir būti tau ištikimas. Aš, Nijolė, imu tave, Juozai, savo vyru. Prisiekiu tave mylėti ir būti tau ištikima. Eikite ramybėje ir Viešpats telyti jūsų žingsnius. Poryt ruoškis namo su Ryčiu ir Sakolu. Matai, neturiu teisės, bet privalau tau pasakyti. Visą pavasarį čia buvo ruošiama grupė Ukraina, kad Egipto prisipriešinimų tokį kaip Lietuvoje. Juos visus ten nuskraidino. Užvakar buvo gauta pirmoji šifrograma su ženklu, kad visi iškart atsidūrė priešų rankose. Jie buvo išduoti dar neišskridę. Prieš jums išvykstant, privalau priminti Amerikos vyriausybės nurodymus. Amerika remia ir rems visus kraštus, kurie priešinasi komunizmui. Baltijos tautų okupacijos nepripažino ir nepripažins. Visų okupuotų kraštų išsilaisvinimo, taip pat Lietuvos klausimas, galės būti sprendžiamas tik visų bolševikų užgrobtų valstybių kontekste. Lietuvos pogrindis turi rengti planus tolimai ateičiai. Sėkmės, vyrai. Būkite atsargus. Juozai, aš taip pat netikiu, kad mano siela kada nelydėtų tavęs visur, kur tik tu būtum. Su tavimi šis uždaras ir tuščias atrodantis gyvenimas prisipildė džiaugsmu ir mano siela perpildyta tavęs. Wird in Litauen klären, bitte. Seid ihr Tschechen? Nehmen Sie ran. Diejenigen, die Landung in die Ukraine gebracht haben, haben Sie auch Landkarten und andere Dinge gehabt. Was für Landung? Wir haben sie gebracht. Und was daraus? Auf einmal uns Leben gekommen. Wir sind nicht schuld daran. Ihr konntet zu anderen Ort bringen. Nicht gebieten? Ich bitte.
Wohin? Neaiškus Deksnio desanto likimas ir įtartina jo bičiulystė su Kimu Fildu, kuris buvo įtariamas bendradarbiavimu su sovietiniu saugumu, vertė ieškoti išeities. Žilvyti, gana snaust kažką jaučiu. Išeik pro atsarginį. Švilptelė kas. Gerai. Perduok nijolį nuo manęs. Ir bučinį. Gerai. Neįsijausk. Na, laimingai. Tik švilptelėkit ir aš atsirasiu. Laimingai, vyras. Viskas. Sveikinimai. Sveikinimus dėkoju. Dėl antro desanto. Jie prašo patikrinti laiką. Mes turim geriau apsižvalgyti. Mes turim patikslinti atvykimo laiką. Paklaus, kas tokie. Dzikis ir Stevi. Ačiū Dievui. Baigiam. Rytį atsisveikink. Ai. Nenoriu po žemę, nenoriu valgyti. Noriu pasėdėti su tavim. Galvas. Viktorai, karo nebus ir didelių permainų nebus. Rytoj atvyks ginkluotojų pajėgų vadas Vanagas, pulkininkas Litas. Tu jiems tai pasakysi? Pasakysiu. Ruošiamės ilgų distancijų kovai, kuo mažiau praliejant kraujo. Mažinsim partizanų skaičių, ruošim žvalgus, kurie sugebėtų ne tik kautis, bet ir informuotų tautą apie vidaus ir pasaulio įvykius. Ruošim desantą per Turkiją tų partizanų, kuriems pavojinga legalizuotis. Viktorai, su kuo turit ryšius? Patikimų tik saujelė, o išdavikų. Vyrai, ar čia vienas kito? Tai rimtas dokumentas. Naudosit ryšių su Jonu Žemaičiu. Ne tik. Žinai, kokios kalbos buvo apie tave? Kad Paryžiuje ulioji. O štai čia tikras įrodymas, kad tu čia vėl su mumis. Vakarai su mumis. Na, o dabar ir mane. Kad suprastų, kad tai ne Bolonės miškas. Sakai istorijai. Ir vakaruose, kai kam ši nuotrauka gali būti įdomi. Ir saugumui. Išryškinsit, atiduokit man. Dėmesio. Sudėv, sudėv. Dokumentus ir mantą pasimsiu, kai rasiu beržą. Žinoma, nėra ko čia tampytis. Kol kas pas mane saugu. Na, laimingai. Sudėv. Sudėv.
Netekę pinigų, praradę sustuvą, tuo pačiu ir ryšį su vakarais, mėnesių mėnesiais kantriai laukiame ir ruošiamės atsarginio desanto, Kukausko ir Butėno atvykimui. Slaptažodis. Ar čia augas Spanguolės? Atsakymas? Pelkėje. Kas jį dar žino? Aitvaras. Jis čia su manim. Aitvaro nežinau. Patikimas? Taip. Pasitikėjimo krizė. Vadinasi, jaučia abu gyvi. Kaip jie atrodo? Vienas aukštas žilstelės inteligentas, rašytojas. Steve. O kitas Kukauskas. Вперед! Ты что, сынок, команду не слышал, что ли? Они тут как звери. Да, давайте быстрее. Так. Хорошо. Бандит появится со стороны опушки леса. Потом повернет направо. На рубеже болота и кустов они встретятся. И пойдут на место засады вот по тем канавам. Бандита брать. Живьем. Я за это отвечаю. Своей головой перед самим маршалом Берией. Слушаюсь. Так, сейчас 18:30. Встреча в 23:00. В 22 часа всем быть на местах и в полной боевой готовности. Испражнитесь заранее. Есть. И никакой самодеятельности. Кукаускас. Все запомнил. Kukausko ryšininkas. Atsakymas. И не забудь обняться с ним. Да покрепче. Пошел. Обниму как брата. Atsakymai teisingi. Tu, Povilai, laikykis dešinės, kad nebūtum greta. Jūs pasilikit čia. Vesk. Stop. Šovinius. Eime. Stok. Pasuk į kairę. Bet laukia prienų krūmų. Sakau į kairę.
Motina, iškentusi vyro ir 3 sūnų netekti, patyrusi badą ir pažeminimą, mirė 1966 metais ant grįžusio iš tremties sūnaus Antano rankų.